Sveiki. Hello! Mes ir vėl Hanojui. Atvykom iš Sapos vakar, 6 valandų kelionė autobusu. Ir ką šiandien veiksim? Ir pasižiūrėsim, kas čia gero yra. Galvojam, išnaudosim laiką. Pašniftinėsim aplinkui, Taip. sakant. Tai tik. Ką, varom tvarkyti reikalų. Atvykom į pirmąją šventyklą, nors Vietnamas negarsėja savo religingumu. Jame yra apie 16% budistų, taip pat kokie 7% krikščionių. Tai atvykom prie budistų šventyklos ir einam pasižiūrėti į vidų. Atvykom prie dar vienos šventyklos, Ten Huan šventyklos, taip pat budistų šventykla. Ir mums labai keista, kad jie deda maistą, gėrimus, net alkoholinius gėrimus prie budų, šventyklų. Ir galvoju, kodėl, kam. Tai jie deda dėl to, nes jie nori parodyti savo gerumą, taip pat paremti vienuolius, tos monkus vadinamus. Ir jie galvoja, jog vieną dieną per metus tos dvasios visos mirusios sugrįžta ir joms reikia valgyti, todėl būna pridėta sausainių, saldumynų visokių, bandelių ir panašiai. Tai va dabar keliaujam į kitą vietą, tai bus Ho Ši Mino mauzoliejus. Šities.
Tai va, atvykom prie mauzolėjaus, tačiau mūsų ten niekas neįleido, nes pasirodo negalima net su šortais į aikštę nueiti. Tai žodžiu, žiauriai karšta šiandien, tai susitaksavom vairuotoją, atvykom į gatvės piešinių vietą ir iš karto nuotaiką sugadino pamatyti vaizdai, kad pardavinėja tiesiog gatvėje keptus šunis. Tai tikrai labai nemaloniai atrodo. Čia jie turi tokią problemą, kad dar dalis žmonių valgo šunis, tačiau vyksta judėjimai, įvairios protesto akcijos prieš tai ir po biškį jie to turėtų atsikratyti. Ir pastebėjot? Ne? Nepastebėjot? Apsikirpau. Tai jo, aišku, kad būčiau supratus, kad eit reik čia. Tikrai buvo lengva rasti. Išvykstam iš Hanojaus. Turbūt pirmą reikia pasakyti labas rytas. Labas rytas, hei, hei. Tai va, ir važiuojam Vykstam į Halong Bay miestelį. Ten praleisim vieną naktį prieš mūsų kruizą. Žiūrėsim, ar mus priims, nes autobusas turėjo būti be 15:11. Man vakar paskambino ir sakė, kad labai užimta. Nes šventės dabar, nepriklausomybės dienos visokios. Tai sakė, kad 11:30, tai žiūrėsim. Lekiam. Tai pasiekėm Halong Bay. Buvo greita kelionė, atvažiavom anksčiau valandą netgi. Ir esam čia. Geras kambarys, šviesus, gražus. Eisim ieškot valgyt, nes labai ne per daugiausiai čia vietų, bet yra, tai patikrinsim, pasakysim, ar buvo skanu. Ir viskas. Daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Deja. Ne, tai aš šį kambarį tiesiog taip. Jis filmuoja slapta kamera. Tu stabkim? Aš ne. Lygiai čia gal. Aš nežinau. Šiandien su kėdais, zinais. Keliaujam. Ei. Ačiū. Niam. Šviesų. O, vaikeli. Kai šiaip iššukuosim.
Ne, kažką galiu tik tiek. Tikrai ne kažką. Ar aš išprotėjau? Čia vaidenas. I'm like a bird, I wanna fly away. I know it's coming. I know. Oi. Einam. Čia tikrai turi vaidentis. Jo, čia kol kas labai nėra žmonių. Žiauriai daug apleistų pastatų, dar nepastatytų. Nežinau, kiek girdėjęs, bet gal girdėjęs. Taip? Jau. Jo. Pagaliau gavom bulvių košę. Pavalgėm. Neblogai. Taip? Taip. Čia tvarkingai padaryta. Tvarkingai. Piešinukas viską. Leistas. Sako Laura funikulierius čia. Keltuvas. Čia pazuoji taip. Gražiai dabar. Linkėjimai iš Vietnamo. Čiau. Daugiau judesio. Được các nhận của nơi đất trời giao hòa, nơi rồng chiếc lúc lên huyền ảo là di sản của văn thiên. Pasirodo, vyksta Halongo festivalis, vienas didžiausių metuose, bet kaip į ten patekti, neaišku. Tai prie kelių įėjimų nuėjom, pastovėjom, keli žmonės įleidžia, kitų neįleidžia. Senukas pamatė mus, vienas pareigūnas, rodo, ateikit. O galvojom, pasinaudosim užsieniečių privilegiją, įleis mus. Tik priėjom, jau jis atidarė vartelius, atėjo kitas pareigūnas, uždarė, sako, niekur neeisit. Dar bandė ten tas senukas kažką suderinti, nieko nepavyko, tai žodžiu, einam valgyti. Nieko nepiešim. Tam paruošęs eit miegot. Miegot jau 8. Nu, tai ką veiksi? Anksti keltis reikia, anksti eit miegot.
Iškeliaujame. Iš kur tos kuprinės atsirado ta papildomas? Gavom laisvą laiko, tai ieškom čia kažko, bet čia nieko nėra. Ieškau kavos. Bet miręs miestas, miręs uostas. Nuragaujam. Neblogai. Spėjau pasakyti, kad be cukraus išsigerdėjau. Rokas kokosą. Paska labai skanu, kokosai yra labai gerai. Tai va, atvykom prie kruizo, pridavėm lagaminus, dabar dar pusvalanduko laukiam, kada galėsim išplaukti. Laivas nemažas, pažiūrėsim, ką ten siūlo. Viskas, keliaujam į laivą, po 12:15 pradeda įlaipinimą. Bus labai karšta diena, tai tikiuosi, kad labai neiškepsim, nes šilta. Lipame laivą. Net negalvojom, kad čia šitas bus. Kvepia žuvim. Smagu. Welcome drinks. Thank you. Maistas man patinka. Nham. Chín người đúng không? 9 người ngồi với tiêu 2 bạn. How many people in the group? How many people in the show? Pas tave eina padėti ten prie lango. Sėdime, nusimta kortelę jau. Sveiki atvykę, Rokas sakė. Ei, numetė mano karūną. Va. Stovi. Gerai. Visai neblogai. Kaimiečių Beverly Hills. Taip, prisikrovėm čia. Ne švediškas stalas, tai kadangi visi apstojo pirmą jau saldaus stalo ir tada maisto. Nes čia spūstis. Ką? Ne. Darai? Jau. Žiūrim, ką turim. Tamsu, kas tamsu. Kvepia.
Nu, atitraukiam. Jei. O jo. Beautiful. Mane. Mane. Oi, ankšta. Nu, traukiam kuprinę nuo lovos. Oi, nepatenkinta. Kodėl nepatenkinti? Kaip Negalim gali nieko. būti? Taip, gali šokti ant lovos. Ui. I'm the shy type, so calm down. You know I can stand it. The screaming, I don't get it. Always so damn angry. You're the shy type, that's nice. You can stand it either. The screaming for no reason. They are always angry. You are so lonely, I get it. We can be lonely together. Sveiki sugrįžę. Čia esame Halongo įlankoje. O šios salos mena 300 milijonų metų. Jų yra apie 1900 čia skaičiuojama. Ir kodėl čia yra vadinama Halongo įlanka? Ką reiškia Halongas? Tai Halongas yra besileidžiantis drakonas, išvertus iš vietnamiečių kalbos. O mitas yra toks, jog čia anksčiau stūksojo kalnas labai aukštas ir atskrido drakonas iš dangaus ir trenkė su uodega į tą kalną ir iš jo pasisklaidė 1900 salų. Tai va šiuose salose galima rasti įvairių urvų, kaip ir visame Vietname. Labai daug salų, gražių vaizdų, taip pat povandeninio gyvenimo, kurio mes nematysim. Šiaip žalias vanduo, nėra kažkoks skaidrus čia, yra šiukšlių. Pirmas įspūdis toks, matysim, kas toliau. Bet šiaip liuks kruizas, didelis, labai švelniai plaukiame, nedideliu greičiu, mėgaujamės vaizdais. Sakyk, kad karšta. Labai karšta, nėra net po kvėpuot. I believe I can fly. Welcome to Olele Yacht. We have baseinas, į vaizdas. Džimą turim. Parodyk, Laura, kaip reikia sportuoti. Oi! 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 Labai gerai, labai gerai. Saulėta, ai. Taip. Laura, einam, užteks. Tu čia gyvensi. Turas pasibaigė, keliaujam kažkur. When we used to be in love and
But now you're gone, and all I have is time. And though you're not here anymore, I still think about you. 'Cause baby, didn't forget. Pats didžiausias urvas Halong Bay. Jau įstrigom spūsti. Neleido jokio plastiko atsinešti, bet čia šaldytuvas pilnas plastiko. Gali mikrofą naudoti. Nori? Žmonių nėra, jeigu ką. Eina. Oh my god. Čia tiek daug žmonių yra. Juokinga tai, kad neleidžia pasiimti plastikinių buteliukų su vandeniu, bet atėjus pardavinėja alų ir spraitą. Ups. Kaip per kaziuko mugę. Taip. Gerai, neslėpsiu, iš pradžių galvojau, kad čia biški gal nelabai įdomu, bet įspūdingas šitas tikrai įdomiai, patinka. Sakė, gali talpinti 1000 žmonių, tai nemelavo, nes dydis tai nenusakomas. Ir iš viso yra 12 kambarių, bet ne visi jie prieinami, nes kitus užpila vanduo. I can see the lights. Beveik išėjom.
Atvykom į Tintop salą, žiauriai daug turistų, labai nedidelė sala, užkopėm į viršų, čia apie 400 laiptukų. Šiaip karšta, bet ir milijonas žmonių, kurie labai lėtai lipo laiptais, tai tas užtruko, laukiant jų. Tai va dabar einam maudytis, davė rankšluosčius, keliaujam. Today I will introduce you how to make a single. Anyway, please don't make it big. First one is big. This one is very thin. It's easy to do. So this is very important fact. Inside the restaurant to enjoy dinner. Thank you. Thank you. Once again, Thank you. good evening, ladies and gentlemen. Can you pay attention, please? It's now time for your set menu dinner. I would like to invite all the guests to please see. Gerai, ateina. Keliaujam vakarieniaut. Daug vakarienės. Pažiūrėsim, ką duos. Taip, norime valgyti. Bye bye. Dạ vâng, cho em hỏi ở quý cô chú anh chị nhà mình đang nắm được chương trình chưa? Nhà mình có câu hỏi gì không ạ? Trip if you satisfied with the trip and with the rollers and happy with the rollers. Please happy to prepare in small amounts of money. For example, $1 or 20,000 big number to do a trip for roller, please. For support for the people living on the Fisher Village. Vakarienės pradžia. Užkandai turim austrę, šrimpsą su šitais makaronais. Pagrindinis patiekalas. Fišiukai, krevetės. Desertukas. Kažkas pramogauja. Pasidegė, taip. Čia dainuoja. Rokas miega dar. Rokai, kelkis. Oi,
labas rytas. Tai labas rytas. Nenuskendom, nebuvo Titaniko scenarijus, tai patinka. Saulė pakilo, Pakilo. bėgom greit pažiūrėti ir sugrįžom. Nepajudėjom iš vietos. Kaip atplūkėm, išmetė inkarą, taip ir likom. Ten pat praktiškai. Tai va. Laukiam lengvų pusryčių. Taip. Taip. Pirmieji. Pusryčiam pasidarėm omletų. Bandukį. Pavalgėm pusryčius, dabar yra last call plaukt su kajakais į urvą, tai čia viskas labai greit vyksta, tai tiesiog bėgam, neįmu kameros, nes plauksim su kajako, akivaizdu ir imam GoPro. Lekiam, kad spėtumėm kepurės pasiėmų dar. Let's rock and roll. Hello. Tai va, baigęs mūsų trumpa išvyka į Halong Bay. Labai greit prabėgo. Kaip greit atėjo, taip greit ir praėjo. Dar stebim vaizdus. Bet jau traukiam link kranto. Tai va, čekautas bus, dar pietus kažkokie restorane. Ir varysim atgal į Hanojų. Laukia dar nuotykių. Sekite. Subscribe. Sapakarai. Sveiki atvykę į Olele Yacht. Šiame kambaryje mes turime lovą su daug pagalvių, rašomąjį stalą, taip pat ir virdulys. Turime sofą, plazminį plokščiaekranį televizorių. Turime spintą su kondicionieriumi. Halatai. Vienas halatas, antras halatas. Taip pat kuoka. Nežinau, gal mėsai mušt. Tuojaus, palaukite. Eime į slaptą vietą, tualetą. Tualete mes turime dušą. Taip pat yra veidrodėlis, kuriame viskas labai gerai matosi. Turime įvairių dalykų, kuriuos galima pasiimti namo. Tualetas be abejo, amerikietiškas, labai didelis.
Turime taip pat džekuzę, vonę, kurios mes taip ir neprisipylėm ir Laura labai gailisi dėl to. Ir štai mūsų Olele jacht. Kabinos apžvalgos pabaiga. Dėkui žiūrėjusi. Ką, baigęs? Einam. Einam. Tokia istorija trumpa, kad išvažiavom mes ten iš to uosto su to standartiniu limuzinu vadinamu autiku, mikriuku. Ir mus atvežė jau čia prie to Hanojaus, sustojo ir mes tiesiog kažko laukiam prie gatvės. Tiesiog laukiam, atvažiavo kažkokia mašina, tada atėjo vairuotojas, sako keliem žmonėm išlipt, mums sako sėdėkit, tada išima jų daiktus, tada ateina kita, paima trečią žmogų iš to autobusiuko, mes sėdim ir tada galiausiai jau mus paima irgi, kad ne, ir jūs išlipkit. Mes išlipam, nieks nieko nepasako, nieks neaišku, tada prieinam prie kažkokios mašinos, sako, dėkitės daiktus, sudedam daiktus, bando jau ten kiti turistai, kur buvo, keturiesi mes buvom, bando įlipti, neleidžia mašiną sės, tipo, laukit gatvėje, nu gerai, laukiamas gatvėje, ten 40 laipsnių, minė 46, bet okei, sudėjo mūsų tas daiktus į bagažinę ir įsėdo ir pradėjo su tą mašiną važiuoti, ta prasme, su mūsų visų daiktais, vos ne jūs laukit čia kažko, mes čia kažkada jūs paimsim, kur visiškai, nu, čia net nėra logikos, tai pradėjo ten kiti stabdyti tą mašiną ir Roko stabdė. Sakom, duokit mūsų daiktus, mes ten norim, kad su mūsų daiktais čia kažkur dabar Hanojuje važiuotų, mes išmesti ten net centre, absoliučiai kažkur. Tai gerai, išsitraukė tos daiktus ir ten esmė, kad keitė tos tarp mašinos ir mikriuko, tai kitus žmonės iš tos mašinos vis dėlto sugalvojo persodinti mikriuką, nes ten tokia lempa buvo visiškai nesąmonė, turbūt net nieko nesupratot, bet esmė, kad pustuštis autobusiukas turėjo važiuoti, mes turėjom laukti gatvėje, bet tada sukomunikavo kažkaip, dėjo jiems tą galvą, įsėdom ir atvežė mus, bet esmė, kad vežė irgi taip parodydamas, lyg mes esam visiškai jam nesvarbus, žiūri visą laiką ragelį, ten scrollinę arba rašinėjas, ten galiausiai sustojo, dar kažko maisto nusipirko, kur visiškai nesąmonė, tai mes čia taip atvykom labai keistai. Bet atvykom, pakimarinom, palsėjom ir vykstam į naktinį turgų, ieškosim lauktuvių. Miego norim, bet bandysim ieškot. Dar laikomės. Tai pirmasis pirkinys - bulvytės piroklytė, 20 000 dongų. Tai mes norėjom be pabarsukų, tai jie mums vis tiek užbarstė, tai kažkokį saldų cukrų ant bulvyčių, kaip ir ant riešutų cukrų, viskas yra cukrui. Tai mėgsintiems sūriai nepatiks, kaip man pavyzdžiui. Tai man tiesiog neišneša galva, kaip taip yra įmanoma. Tai tiek. Šitam turgui, kaip ir visam Vietname, labai daug kiniško šlamšto ir padirbinių.
Nusipirkom 2 blynelius, vienas bandonku, kitas bantrung. Tai nežinom, ką gausim. Aš jaučiuosi kaip valkata. Labai pavargau. Tai nusipirkom 10 centų vaflį. Ragaujam. Saldu, žinok. Bet skanus. Su sūriu, man atrodo. Tiesiog vaflis su sūriu, bet skanus. Pasmėjai tiesiai į veidą. Dar vieną akį padariau. Gerai, aš noriu išdirštis. Jeigu fufūžu? Nežinau, gali būti. Oh my goodness. Tikėjaus uogų. Aš galvoju, čia be nieko bus, bet pasirodo, reikėjo rinktis uogų. Ai, tu sakai pirmutinį ir ne antrą, ne? Nu, turim, ką turim. Apėjom visas parduotuvės, apsiprekino kažkas. Nusipirko maikę. Šiaip apie 3 kilometrai rašė, kad yra tų parduotuvių, prekystelių. Tai tikrai gan daugoka. Dabar ieškom vis tiek maisto. Tai radom labai daug žmonių, tai galvom, gal kažkur ten rasim maisto. Einam ieškoti.